garsą nuo. Taigi, ką mes šiandien darysime, tai dešinininkų kankanų įrengtą sudėti arba sudėti. Taigi, sveiki, čia su jumis sonyvegas.eina.lt ir bei Blind Productions. Šiandien aš jums parodysiu, kaip padaryti, kad per Sony Vegasą pasikeistų balsas. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took this shit too far, son. So that's all for you. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took this shit too far, son. So that's all for you. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took this shit too far, son. So that's all for you. Taigi, matot, atrodo visai nieko. Tai pradėkime. Tai pirmas spaudžiate Track FX. Tada išmeta audio plugin. Paspaudžiate plugin in chain. Pitch shiftą pasirenkate. Pirmas spaudžiate add, tada ok, nes kitaip nieko nebus. Taigi pirmas čia bus chipmunk efektas, tai preserve duration užstatote ir pasirenkate speech fast 3 ir semitonės to shift pitch by pasirenkate į viršų maždaug apie 8-9, kaip jums geriau atrodo. Ir va, ką gauname. Taigi čia buvo pirmas efektas, buvo chipmunko efektas. Dabar jeigu roboto efektą, tai nukopijuojame tiesiog, įdėtame ir beveik padarome tą patį. Pitch shift pasirenkame, add, pitch fast, tai kai jau reikia šitą didinti, tai mažinat. Irgi iki maždaug 8 ir gauname robotišką. O dabar tiesiog, kad gautumėt tą skėrį, baisu tą, tai tiesiog tas pats kai antras veiksmas. Taigi, tikiuosi jums šitas tutorialas padėjo. Čia su jumis buvo sonyvegas.eina.lt bei Blind Productions. Turime garsą nuo. Taigi, ką mes šiandien darysime, tai dešinininkų kankanų įrengtą sudėti arba sudėti.